Seniai, kai dar nebuvo žemės nei dangaus, Dievas sukūrė angelus ir pavedė jiems užduotį – saugoti ir prižiūrėti viską, ką jis sukurs po jų. Tada atsirado visata su daugybė žvaigždžių, o po to ir žmonės. Angelai buvo suskirstyti į 3 sferas, kurių kiekvieną sudarė 3 angelų rūšys. Pirmoji sfera, arčiausiai visagalio Dievo sosto, buvo sudaryta iš serafimo, cherubino ir trono. Aš esu serafimas. Mano šviesos įsigandęs tu bėgsi tolyn nuo manęs, nes jei atsimerkęs pažvelgsi, tu krisi negyvas. Aš esantis arčiausiai Dievo sosto. Aš esu šviesa, atspindėta nuo visagalio Dievo ir perduota kitiems angelams. Mano dieviškos geraširdiškumo liepsnos užtektas, tu pereisi visas kliūtis ir tau nepastos kelių jokie pavojai, jei tavo tikslas bus kilnus. Pamatei mane kaip vyrą, kitą kartą kaip moterį. Trečią kartą išvysi su 3 veidais – liūto, vyro ir erelio. Nes aš esu cherubinas, aš esu angelas atspindintis visagalio Dievo žinias ir išmintį. Kai tu sakai, jog esi užsidegęs kažką sužinoti, žinok, jog tai mano liepsna įžiebia tavyje susidomėjimo ugnį. Mano žmogau, lenkiuosi prieš tave. Esu tronas ir esu tam, kad tarnaučiau tau. Aš padedu idėjai įgauti formą. Mano galios leidžia atnešti viešpaties Dievo taiką ir teisingumą į tavo namus. Aš esu kanalas, per kurį eina geroji energija. Aš padedu išgyti nuskriaustiesiems ir apšviečiu neteisybės, kad jos išaiškėtų. Antroji sfera susidėjo iš dominijonų, galybių ir jėgų. Viešpaties Dievo suteikta man galia, aš perduotu lyderystės jėgas išrinktiesiems žmonėms. Aš peržiūriu dievišką tvarką ir man paklūsta visa materija. Aš skiriu užduotis ir stebiu jų įvykdymą. Aš naikinu chaosą ir įnešu aiškumo į jūsų protą ir į visatą. Mano dėka jūs sukėlę priežastį visada gausite pasekmes. Patekęs į nelaimę ir vos per plauką įsisukai nuo pavojaus. Tada aš buvau šalia ir padėjau tau. Aš esu dorybė, vienas iš daugybės antrosios sferos angelų. Mano tikslas padėti išvengti nelaimių, kai jos kėsinasi į tavo gyvybę. Aš valdau visas gamtos stichijas ir galiu kurti stebuklus. Mes jėgus. Demono atakos aštrios, bet mūsų kardai nenuilstantys. Mes kaunamės už visatos gerovę. Mes saugom takus tarp žemės ir dangaus. Mes saugom valstybės ir tuos, kurie atsakingi už jas. Mes saugom ir tave nuo demoniškų minčių, sužadindami sąžinę. Trečioji sfera buvo kuriama iš kunigaikštysčių, arkangelų ir angelų sargų. Ši sfera yra arčiausiai kiekvieno mūsų. Kunigaikštystės.
Mūsų neįmanoma suskaičiuoti. Mes saugom kiekvieną kaimą, kiekvieną gyvenvietę, kiekvieną tautą, kiekvieną valstybę. Mes pasiūlome idėjas ir padedame išspręsti problemas. Mes sergstime valdovų mintis ir nukreipiame jas link naudingiausių sprendimų. Ir galime bendrauti su mirtingaisiais. Sparnus ištiesęs aukštai, aš skrendu į pagalbą, kai sunkus laikai. Archangelo darbas – aistra jo viena būt pasiuntiniu, Dievo dešiniaja ranka. 7 mūsų angelų milžinų spėjame viską pranešti laiku. Aš esu angelas. Tavo angelas sargas. Žinau, ką galvoji ir žinau, ko tu trokšti. Aš žemiausias iš visų angelų, bet esu arčiausiai tavęs. Tu sakai, jog esi nesvarbus, bet man nėra nieko svarbesnio. Aš atiduodu visas jėgas, kad įgyvendinčiau tavo norus, nes esu čia, kad padėčiau tau. 9 angelų rūšys. 9 išpažinimai. Išgirdęs tai, žmogus supranta, jog jis niekada nebuvo vienas ir kad jis gali savo mirtingojo gyvenimu prilygti angelo buvimui žemėje, kovodamas dėl savo moralės. Ir kas tada galės pasakyti, kad šalia stovintis žmogus nėra angelas?